Susilaukęs komentaro, kur dingo video iš krovos, iškart nutariau pasitemti ir sugrįžti su šito vaizdu. Tai va dabar turim mes Klaipėdoje atvykusi konteinerį, va tokie matot automobiliai jau atidarius jį ir toj mes po truputį jį lupsim. BMW X4 kažkadais buvęs labai populiarus automobilis, bet jisai ant tiek išpopuliarėjo, kad paskutiniu metu jo neina net nupirkti už normalią kainą ir jie yra labai brangus. Tai, ką pastebėjom paskutiniu metu, jau kaip ir minėjau savo legendinėse videose, kur pasakojo apie tai, ką nupirkom aukcionuose, labai yra pamažėję inventorius. Labai sumažėjo mašinų būtent per paskutinėsias 2-3 savaitės. Tiek sveikų mašinų aukcione man sunkiai sekasi, tiek Copart ir Insurance mums sunkiai sekasi kažką nupirkti, kainos užkilę, nes automobilių mažai ir visi jų nori, visi pešasi. Tai kartais kainos užkyla iki nerealių ir tiesiog neapsimoka jų pirkti ir mes laukiam geresnių laikų. Va, tai X4 kol kas šmėžuoja vis rečiau. Šitie Volvo XC60, kaip buvo populiarus, taip ir tebėra. Išlenda jisai dabar iš konteinerio ir matom, mes jį iškraunama va tokį. Jau liežuvis pinasi nuo tų mašinų. Tai 6 AVD, aš kaip suprantu, čia dar R dizainas ant viršaus, tai labai geras automobiliukas. Tokius automobilius pirkdavom iš tikrųjų labai nebrangiai. Jie būdavo nuo 1500 iki 3, pasakyčiau, jeigu iki 15 metų, priklausomai, aišku, nuo būklės. Ir jų esam privežę, nesumeluosiu, tikrai ne 100 ir žmonės tikrai jos mėgsta. Po truputį atsiranda iš tikro susidomėjimas naujaisiais modeliais, bet kol kas pats pagrindinis yra šitas, kaip sakant. Perka tą, kas kainuoja mažesnius pinigus ir perka tai, kas labiau prieinama. Sekanti mašina, kurią iškrovėm iš konteinerio, 2013 metų, Audi A8 Longas. Jinai buvo nupirkta Bainiau Insurance ir jo suma, jeigu nesuklysiu, buvo kažkas apie 4-6, čia jau pilnai iki Klaipėdos. Va toks didelis limuzinas, labai nedideliais pažeidimais ir manau, kad tikrai nebloga kaina. Ir 2014 metų dar liko pas mus Ford Mustangas, kurį va toj parodysim, kaip išlenda iš konteinerio. Tai Ford Mustangas pirktas irgi Bainiau Insurance. Visas šitas konteineris atkeliavo iš New Yorko. Mes šitą Mustangą atvežėm iki Klaipėdos už grubiai 6,9. Čia su visom išlaidom iki Klaipėdos. Tai va, jeigu jūs kažką Hebra norit pasižiūrėti, tai jūs žinot Bidauto grupė Telegrame. Ten galite rasti visus aukciono variantus, naktinius variantus su jų rezervais. Rezervai yra minimali suma, kurią reikia pasiekti, kad jums parduotų automobilį.